Spauda laisva. Jauni ir gražus, beatodairiški, beveik bekompromisiai, beveik tobuli naujojo pasaulio užkariautojai. Na, ne to, kur anapus Atlanto, to, kuris čia, visai šalia. Lenktyniaujantis su vėju, laiku ir pačiais savimi. Būsimieji žurnalistai ir jų didieji lūkesčiai. Tiesa, šis atvejs su Čarlzu Dickensu mažai ką turi bendra, nors sprendimas studijuoti žurnalistiką jau šiaip ar taip yra iššūkis. Lūkesčiai ir realybė, 5 skirtumai. Žinokit, 5 skirtumų nepasakysiu, bet tiesą sakant galvojau, kad vos pradėjau studijuoti Klaipėdos universitete žurnalistiką, susidursiu su egzistenciniam krizėm ir kad labai daug verksiu, tai pasakysiu tik tiek, kad verkti nėra kada, nes reikia labai daug rašyti. Tas sugrįžimas studijuoti, kaip jis pasirodė? Iš tikrųjų turėjau tokią pertrauką, bet savotiškai nuo kūrybos toli nenutraukau, nes kūriau žmonės. Atrodydavo seniau, kad nėra laiko ir kaip viską sunku spėti. Ir dabar galvoju, dabar iš tikrųjų nėra laiko ir kažkaip vis tiek spėjai. Politikas, žurnalistas, derinas ne kažin kaip. Visiškai nesiderina, absoliučiai, bet kažkaip bandai derinti. Iš tikrųjų, pagrindinis klausimas, žudantis klausimas, kuris papjauna kone kiekvieną Lietuvos politiką. Per pastarosius, bent kokius 4 metus, tai tikrai. Ką konkrečiai nuveikėte per kadenciją? O kieno Krymas? Ukrainos. Šitas klausimas, juos visus ir papjauna. 9 pragaro ratas. Tavo manimu, ką ten galima būtų šiandien patalpinti? Tikriausiai Žemaitaitė. Tiesiog pavardė man nepatinka. Tai. Kaladėlėm Lego beje žaidžia ir suaugę žmonės. Jeigu būtų galimybė susidėlioti, kažkokį tai žymų žmogų, jo skulptūrėlę ir pasidėti ant stalo darbo, kad matytum kiekvieną dieną, kas tai būtų? Gal kaip motyvacija aš pasidėčiau kokią Bieliauskaitę arba tą patį Žemaitaitę, kad jeigu man kažkas nesiseka, aš pati galėčiau suprasti, kad gal gali būti ir blogiau negu dabar yra. Dovanokit, kas yra Bieliauskaitė? Bzz. Džyzus, vis tiek nežinau. Išvardinau 4 pavardės, ar ne? Tos 4 pavardės yra, galiu pakartoti, Ingrida Braziulienė, Vytautas Jucius, Indrė Kižienė, Mantas Poškus. Išgirdęs pirmą kartą šias pavardės, ką pagalvojai? Neįsivaizduoju. Paprasti žmonės, galbūt politikai, galbūt kažkokie nusikaltėliai, nežinau. Kokį prezidentą įsivaizduotum, norėtum matyti kitą kadenciją Lietuvos? Šį kartą galvočiau, kad reiktų balsuoti už gyvūną, nes žmonės nelabai susitvarko, tai geriausias variantas man antilopė atrodo. Tik tokia judri, šokli, nuo visų nepatogių klausimų gali išsisukti, tai manau antilopė geriausias būtų prezidentas. Gazina visi apie dirbtinį intelektą, mūsų profesijos žmonės patrauks į šoną ir taip toliau. Niekada to netikėkit. Bent jau noriu išgirsti 3 skirtumus tarp dirbtinio intelekto ir gyvo žurnalisto. Tai visų pirma, nebus to jausmo tekste. Vis tiek botas neparašys taip, kaip prašo žmogus. Taip pat ir nusišnekės, nežinos konteksto, nežinos žmogaus, apie kurį rašo. Ir, nežinau, nepakalbins mero. Vat kokį prierašą po kurso bendra nuotrauka? Galbūt skambėtų taip, kad mes esam žurnalistai, bet dažniausiai užduodam tokius klausimus, į kuriuos patys beveik niekada nežinom, kaip atsakytumėm. Bet ir tokius prierašus mokėmės. O bendras praktinis žodis koks? Gerai, kiekvienas bendrą praktinį žodį, bendrai nuotraukai, Giedriau, vienas žodis. Nenoriu sprausti rėmus, tai bus 3 gal. Patys savo faini. Nerealas. Įvairovė. Tragikomedija. Chaosas. Skirtingi. Be komentarų. Antilopė. Apskritai žurnalisto specialybė yra viena įdomiausių ir kad įsiskiria tuo, jog gali visur kišti nosį, kur tik nori ir dar gauni atlyginimą už tai. Štai čia būtų pati geriausia vieta jūsų reklamai. Ne, mūsų reklamai. Mūsų Klaipėdos universiteto reklamai.